Na tai puiku, pradėkim tada. Jeigu bus vėluojančių prisijungs, greitai pakartosim, ką jie praleido. Dėkoju, kad mane pakvietė bendrovė, kaip čia pasakyti, organizacija Maratomanija. Šaunuoliai išprotėję bėgikai. Ir jau antras mūsų susitikimas. Pirmasis prieš keletą savaičių buvo apie tai, kaip sveiką ir aktyvų gyvenimą paversti savo hobiu. O šiandieną truputėlį kitas kampas, gal toliau nuo to sporto. Šiek tiek galima, aišku, bus užgriebti ir tą aktyvaus gyvenimo komponentą, bet truputį platesnė tema apie tai, kad mokymasis yra jėga. Dažnai tokius dalykus kalbu nuvažiavęs į mokyklas. Mane kviečia pabendrauti su moksleiviais, studentais, pamotyvuoti jaunąją kartą, kad mokymasis tai nėra tik tai nuobodus dalykas, bet kad yra labai smagus ir džiuginantis procesas. Bet ir mums suaugusiems, manau, kad verta to nepamiršti. Ir pasidalinsiu šiandieną tuo patyrimu, savo nueito kelio, įvairiausių savęs tobulinimo projektų. Tas kelias prasidėjo gana seniai, giliai vaikystėje. Čia suradau archyvuose nuotrauką, kai man buvo 13 metų ir tėvukas į namus partempė vieną iš pirmųjų Lietuvoje personalinių kompiuterių. Turbūt nedaug kas net ir galėtų atspėti, kaip jisai vadinosi, nors ta bendrovė po šią dieną gyva ir viena iš didžiausių pasaulyje. Bet tai buvo vienas iš jos pirmųjų kūrinių, Apple IIe. Ir ką aš supratau gana anksti gyvenime, kad man labai patinka skaityti knygas. Knygose yra parašytas gėris, šviesa, tiesa ir išmintis. Ir kad iš jų galima pačiam savarankiškai, net jeigu nėra kažkokio mokytojo ar patarėjo, išmokti be galo daug įdomių, vertingų dalykų. Tai aš pradėjau mokytis programuoti. Iš knygų sėdėjau, išmokau įvairiausių kalbų. Paskalis, C, Basicas, C++, visokiausi assembleriai. Ir netgi pradėjau rašyti programėles, kurias galima buvo parduoti. Ir jau 19 metų pardaviau savo pirmąją programinę įrangą. O dabar aš jau pats turiu savo vaikų, 4 vienetus, 2 berniukus, 2 mergaitės. Ir mėginus taip pat skiepyti jiems tos principus, kuriuos atradau, kuriais vadovaujuosi, ir lydėti juos šitame gyvenimo kelyje. Jeigu taip trumpai dar prisistatyti, tai aš gal matomiausi mano darbai, be visokiausių verslų, kuriuos aš pradėjau irgi labai anksti. 19 metų, kaip paminėjau, pardaviau pirmą programinę įrangą. Dar vienas recidivistas, jau antrą seriją. Ir tas toks polinkis daryti savo verslą ir kažkokiais būdais užsidirbti pinigų man buvo labai įdomu. Nors mūsų giminė, jeigu tai paėmus, dominuoja inteligentai, mokytojai, gydytojai. Ir mano brolis pusbrolis Tomukas šiandien atėjo, kuris šiandien netoliese gyvena, kuris yra labai žymus daktaras. Tai va, gydytojų mūsų šeimoje daug, mokytojų, seneliai, tėvai mano buvo. Kažkaip verslininkų gal ir nelabai daug. Nors prostinis mūsų lyg turėjo parduotuvę. Tai šių rajonų. Bet šiaip paėmus visą šeimą tai nelabai. O aš visada turėjau tokią gyslelę, kad reikia kažką daryti, ką galima būtų parduoti, iš ko galima būtų gyventi, užsidirbti ir toliau savo tą veiklą, kūrybą, beleką, verslą vystyti. Tai tie verslai buvo susijęs su reklama, su kūryba, su leidyba, su personalo atranka, daugybė kitų dalykų, kurie ir po šią dieną vyksta. Aš dabar esu daugiau investuotojas, pasyviai investuojantis į vairiausius projektus per fondus, per akcijų biržas. Bet, kaip sakiau, mano toks matomesnis projektas buvo daugiau iš kūrybinių polėkių išaugęs Neregėta Lietuva albumas, kuris, kai gerai pasisekė, aš pagalvojau, man norėčiau kažką tokio padaryti kitose pasaulio šalyse. Tada aš nuvažiavau į Belizą, Centrinę Amerikoje, tada kaimynį į Meksiką, porą knygų. Ir Kuba buvo turbūt didžiausias, sudėtingiausias man toksai projektas. Prieš keletą metų visiškai naujai pakartojau Neregėtos Lietuvos leidimą. Ir kadangi man labai patinka kūryba, leidyba, bet oro fotografijų žanras po truputėlį tokį prarado didelį džiugesį ir žavesį kūrybos, kadangi dronai labai paplito ir jie, kaip ir pavertė šitą žanrą tokiu gerokai pavalgyti. Tai sakau, nebeįdomu man tą daryti, kadangi jau kokius 10-15 metų aktyviai gyvenu sveiką tokį gyvenimo būdą, tai nusprendžiau, kad reikia man pamėginti išleisti knygą apie tai. Ta knyga pasivadino Aistra gyventi sveikai ir yra angliškas jos leidimas Enjoy Healthy Living. O dabar aš vedu derybą su viena Taivano leidykla ir jeigu mes susitarsim, tai mėginsim išversti į kinų kalbą ir išleisti šitą knygą skirtą Taivano rinkai.
Knygos pagrindinė mintis yra, kaip nebūti priešų savo pačiam, kaip pažinti save ir, aš taip pavadinau vaizdžiai, savo vartotojo instrukciją. Kiekvienas įrenginys turi kažkokią vartotojo instrukciją, kaip jį reikia naudoti ir ko su juo nedaryti. Kad jo nepažeistum, kad jis tarnautų ilgai, ir garantinį laikotarpį, ir po garantinį laikotarpį. Tai va ta knyga apima mano paties sukurtą, tokią sudėliotą sistemą, kur aš rėmiausi daugeliu šaltinių, daugeliu ekspertų patarimų ir apima ištvermės lavinimą, jėgos lavinimą, lankstumo lavinimą, mitybos tam tikrus principus, koordinacijos, grūdinimosi, proto mankštos ir panašiai. Tada, kaip leidėjas, kuris suvokia, kad keičiasi aplinka ir žmonės vis mažiau ir mažiau skaito knygų ir daugiau laiko leidžia socialiniuose tinkluose ir visokiausiuose interaktyviuose kanaluose, YouTube'uose ir panašiai. Aš nusprendžiau pamėginti naują leidybos būdą, tai yra online kursas. Vadinasi, tai, ką tu sukuri ir parašai, tu nufilmuoji, padarai kažkokią priemonę ir žmonės jau ją neskaito, bet klauso, žiūri, nuėję į specialią interneto svetainę. Tai tas kursas ambicingai vadinasi Svajonė tavo rankose. Tiesiog yra svajonė, bet ne kažkur padangėsi, o jau dabar tavo rankose. Čia ir dabar sugriebta, realizuota kitaip tariant. Ir šios dienos pokalbis apie tą nuolatinį savęs tobulinimą daugiausiai ir rutuliojasi su tais principais, kuriuos aš išsigryninau savo pačiam per daugelį metų ir pamėginau labai konkretizuotai sudėti į tą kursą, kad žmonės tame 2 dalių mokymo procese galėtų išgirsti mano kažkokias įžvalgas ir patarimus ir netgi namų darbus apie tai, kaip, va čia tiesiog dabar sudėtos tos ikonos ir truputį daugiau aš ties kiekvieną iš jų papasakosiu, kad įsivaizduot, koks maždaug turinys, tai yra visų pirma, svajonė yra labai gražus dalykas, toks kaip poezija, tada mes ją turėtume paversti labai konkrečių tikslų, kuris yra įvardinamas ir pamatuojamas su savo kažkokiais tai mato vienetais. Ir tokios temos kaip pavyzdžiui, kaip suskaldyti didelį sudėtingą procesą į mažus, lengvai įveikiamus etapus, kaip pasiryžti pradėti, kaip nusiteikti galimiems sąstingiams ir krizėms, kaip save pačiam motyvuoti. Tai va, šios dienos turbūt svarbiausias dalykas tai yra savęs lavinimo projektai, sumanymai, svajonės. Žmonės jų turi įvairiausių. Bet aš daugiau kalbu apie tai, kas priklauso iš esmės nuo mūsų pačių. Nes tų svajonė aišku gali būti. Norėčiau, kad pasaulyje būtų taika, norėčiau, kad visi gyventų gerai, tai žinoma, čia daug yra veiksnių ir žinoma, galima ir prie to prisidėti, prie taikos, ar ne, ir prie planetos švarinimo, ir prie Lietuvos gražinimo. Bet aš kalbu apie tokius dalykus, kad žmogus turi kažkokią ambiciją patapti geresniu. Pavyzdžiui, jisai žino, kad jam trūksta iškalbos ir sugebėjimo viešai kalbėti. Kad atsistojęs prieš auditoriją, jisai užkimsta, užtilsta, susikausto, neturi laisvumo, ar ne, trūksta balso jėgos ir jisai svajoja tapti geru viešu kalbėtoju. Arba žmogus svajoja tapti programuotoju, išmokti programuoti, arba išmokti kažkokią užsienio kalbą, išmokti groti instrumentu, šokti, dainuoti, dar kažką padaryti. Visi turbūt mes turime tokių svajonių, kurias gal ir mėginam net realizuoti, randam laiko nueiti su žmona į tango, pavyzdžiui, kursus, arba kartą per savaitę portugalų kalbą, ten kažkokį Duolingo pasiėmę panašiai. Tai kiek man yra tekę bendrauti ir dalyvauti tokiuose renginiuose, kaip motivational speakeriai, aš matau, kad ta tema daugumai žmonių yra labai gerai suprantama. Kiekvienas turi kažkokių tokių, kaip aš norėčiau, pasikalbėti su kažkuo. Kaip aš norėčiau išmokti italų kalbos. O kasgi tave stabdo? Nu, tai vat ir prasideda tie dalykai, kurie stabdo. Aš ilgą laiką kaupiau tą žinias, tą bagažą, pats mėginau realizuoti įvairiausius savo tokius ambicingus sumanymus. Ir vat apie tai šiandien išneku. Tai visų pirma, tą svajonę aš siūlyčiau labai konkretizuoti. Jeigu ta svajonė yra užsienio kalbos mokymasis, tai reikėtų paimti ir apsispręsti, kokio lygio mes siekiame. Ar yra čia kas nors, kas mokosi užsienio kalbų? Kokią? Ispanų. Ispanų? Kiek jau laiko? 2011 metų galbūt.
O, tai jau turbūt lygis visai normalus, ar ne? Konfluidės. Ar teko laikyti egzaminą? Ne, iš tikrųjų ne. Taip nebuvo. O aš čia prieš kelis metus pagalvojau, jeigu tu mokaisi kalbą, tai gali savo įsivardinti. Pavyzdžiui, ispanai turi dvi pagrindinės sertifikavimo sistemas – DELE ir SIELE. Viena daugiau yra pačioje Ispanijoje, kita jau po visą Latino Ameriką pasklydo. Ir tu, pavyzdžiui, nusistatai. 10 metų tai turbūt jau galima siekti netgi C2 lygį, sakyčiau, po europietiškai. C1 tai tikrai. Tada susirandi, kaip ta sertifikacijos sistema vadinasi, ko reikia, kad tu ją pasiektum, kaip vyksta tie egzaminai, kur vyksta egzaminų centrai, galima online, panašiai. Žodžiu, susikonkretinti maksimaliai. Tai su kalbom turbūt yra viskas aišku. Kiti užsiėmimai, pavyzdžiui, bėgikai. Valas, mėgsta bėgioti, sako, aš per metus noriu nubėgti 50 maratonų. Labai konkretus tikslas. Tik tada aš save vadinsiu bėgiku, kai per metus padarysiu 50 maratonų. Jeigu tai yra skaičius. Kitas galbūt raunasi išbėgti iš sakykime, 3 valandų. Būdamas 50 plius, išbėgti iš 3 valandų, aš manau, būtų labai rimtas pasiekimas. Ir taip toliau. Bet tai, kad ir netgi jeigu ta svajonė yra, noriu turėti gražų labai namą, tai tu paimk, susirask iškarpų rinkinuką, tokį moodboardą ir pasidaryk tokią lentą, kaip tu tą svajonį namą įsivaizduoji, kad būtų aiškumas. Kas tai yra, ko mes siekiam. Namas čia gal ne tas pavyzdys, nes apskritai verslo sėkmė, turtų sukaupimas yra toksai projektas, kuriame dalyvauja labai daug veiksnių nuo mūsų nepriklauso. Konkurencija, sėkmė, rinka, įvykiai, karas ir kas tik tai nori. Tai čia va, kai mes sakom, kad pats kažką darai, pats savo jėgomis mokasi tobulėjai, tai yra aiškiai. Tai čia daugiau va, aš apie tuos projektus kalbu, kai sakau, tas svajonė kalbomis. Tai su kalbom, pavyzdžiui, aš pradėjau prieš 4 metus, susigalvojau, kad man reikia išmokti kinų kalbą ir tada taip ir užsibrėžiau, kad noriu pasiekti tą lygį, kuris vadinasi C1. Pagal jų sistemą tai yra 5. Ir tą 5 lygį aš išlaikiau egzaminą pagal kinų sistemą ir jaučiausi, kad ta svajonė yra išpildyta, tas tikslas yra pasiektas. Kartais pasirodo, kad gal tikslas galėtų būti ir ambicingesnis. Jeigu taip atvirai šnekant, tai man dar to nepakanka ir aš dabar šitą kelionę tęsiu, bandysiu aš dar ir aukštesnį šiek tiek lygį pasiekti. Nes paskui atsiranda tokie, kaip ir ispanų kalbą mokantis. Ar tai bus ta, kurią kalba Madride, su visas gracijas, ar tas tarimas bus Latino Amerikos gracijas, yra ir žodžiai, terminija, ir gramatika, aišku, ten paprastesnė, tai tu apsisprendi. Kas mokosi arabų, dar sudėtingesnis klausimas, nes arabų kalba Maroke, nuo arabų kalbos Alžyre ir Egipte, ir nuo Saudo Arabijos ir Įlankos šalių dramatiškai skiriasi, tai ten reikia apsispręsti, kurią tu mokys. Kinų kalba, tarp kitko, irgi panašiai. Nes raštas yra vienoks žemyniniai, toje komunistiniai Kinijoje, o kitoks Taivane. Tai su visom tom didžiosiom kalbom dar reikia gerai pasukti galvą, kur ir kaip. Bet ką aš noriu pasakyti, kad labai svarbu tą savo svajonę pradedant realizuoti į to keliu, kad tu žinotum labai aiškiai. Vat sakykim, svajonė būtų išmokti groti gitarą. Galim tiesiog pafantazuoti, kaip galima įsivardinti tą būseną, arba tą įvykį, arba tą faktą, kada tu pasakysi, aš tai pasiekiau. Yra gitaristų, žinau, kad yra. Tamukas gitaristas ir grupiai grojom nuo vaikystės. Galbūt tai ir gali būti, sakykime, koncertas. Kad tu kaip solo, arba jeigu tu su draugais, tai su draugais, bet pasieksi tokį lygį, kad tu kur nors, nedideliai koncertų salėje, galerijoje, kažkokia bendruomenės centre, surengsi koncertą, į kurį ateis keliasdešimt žmonių, tu atliksi kelis kūrinius ir jie tau atsistoja klausos. Tai tu supranti, kad tu turi tokį aiškų tikslą, gal yra kažkoks festivalis, gal taip pat yra sertifikavimo atestavimo sistema. Tai kai tu tą svajonę jau pradedi versti iš kažkur padebesiuose, ten kažkur tai skraidančių padangėse tokių vizijų į labai tą konkretumą, tai tu neišvengiamai tada pradedi domėtis. Taigi, kas yra šito užsiėmimo didieji vertinimo grandai, arba kriterijai, arba patarėjai, įvykiai, festivaliai. Susirenki tą medžiagą ir nusistatai savo labai konkrečius mato vienetus su kalbom.
Su kalbom dar jeigu sakyti, tai tiesiog noriu pasinaudoti progą pareklamuoti, nors jie visiškai manęs nefinansuoja, bet yra tokia platforma italki vadinasi. Gal jums teko girdėti, italki.com. Joje tu susirandi bet kurios pasaulio kalbos mokytoją. Gal jums teko su italki, ne? Girdėjęs, bet neteko. O, nu čia Vilniuje, aišku, yra ispaniškai kalbančių žmonių ir mokytojų turbūt nėra tokios problemos. Bet jeigu, pavyzdžiui, ieškot online mokytoją, bet kokiai, graikų, italų, prancūzų, netgi iš šito Game of Thrones yra High Valyrian, pavyzdžiui, galima susirasti ten mokytojų. Tokių, va, tai, žodžiu, labai rimta platforma, yra jų ir daugiau. Man labai patiko, tai tu susirenki, ten yra mokytojai pasiskelbė, jie turi savo prisistatymus, tu gali išsirinkti, kuris tau labiausiai patinka, užsakyti trial lesson ten už kelis eurus ir jeigu tinka, tada tau patogiu metu. Tai va, aš sėdžiu namuose, aš galbūt sėdžiu mašinoj, labai dažnai aš tą darau. Pasiėmęs iPadą, laukiu, kol mano berniukas žaidžia futbolą ir aš tuo metu mašinai 90 minučių vat kalbu. Kitas iš vat sporto yra mano toks ilgalaikis savęs lavinimo projektas, tai yra mokymasis stovėti ant rankų. Ir aš turiu labai tolimą tikslą mokėti stovėti ant vienos rankos. Ir tam yra tam tikri tarpiniai. Pavyzdžiui, buvau sugalvojęs pasiekti 2 minutės, čia gal matosi, apačioj. Reiškia, išstovėti 2 minutės. Ir labai ilgą laiką prie to jau. Praeitą vasarą man pagaliau pavyko, mano mylimas Uošvis net sukonstravo tokį smėlių laikrodį. Kadangi jeigu paimtų tikrą, tai žinot, jisai kadre beveik nesimatytų. Čia teko tokį konstruoti samopalą. Ir va, čia kokia padaryta. Didžioji svajonė yra stovėti ant vienos rankos. Jeigu kam įdomu kam, gal ir patys suprantat kam, bet tai, kai kalbam apie sportą, apie savo kūno rengybą, tai tas tvirtumas viso stuburo ir to liemens, juosmens raumenyno, jis yra labai turi būti gerai išvystytas tam, kad tu galėtum stovėti ant 2 rankų ir paskui ant vienos rankos. Tai čia galbūt dar keletą metų man reikės dirbti, bet aš viską labai aiškiai turiu užsibrėžęs. Kas buvo praeitą kartą, žinot, tokį dar vieną mano ambicingą irgi labai aiškiai įvardintą tikslą, kuris aš noriu, kad bėgimas mane lydėtų visą gyvenimą ir turiu formulę, kad iki 50 metų turiu didinti, o nuo 50 mažinti. Per gimtadienį bėgti tiek kilometrų, kiek man sukanka metų. Kiekvienais metais birželio mėnesį tą darau, esu bėgęs įvairiose šalyse, ir Prancūzijoje, ir Honkongė, ir Kuboje, ir Londone. Va, Tomas kaip tik man suorganizavo labai faną maršrutą ir su dviračiu mane lydėjo. Tai žinot, kas mėgsta bėgioti, tai žinot, bėgimas patampa tam tikrą ir sightseeingo rūšim. Ypatingai gražiai vietoj, tu bėgi, tu gražiesi, jeigu neturi ten tikslo trūks plyš išbėgti iš 3 valandų, tai tu gali ir stabtelt vandens susipirkti kažkur tai tenais ir pasigrožėti, ir pasifilmuoti, ir su praeiviais šnektelti. Aš dabar ruošiuosi 51-ojo gimtadienio bėgimui, tai didinu, sekmadienį praeitą bėgau 28, bėgi čia per Vilnių, kažkas kamta, ar ne tu kartais tik tai prabėgai čia ką, tai sakau, jo, sako, mes čia su šeima sėdim kavą geriam, gal trumpam grįžt, grįžau, prisėdau kavos išgėriau vandens, 10 minučių, toliau varau, 28 išbėgau, tai čia buvo kem 8 ir dabar jau man darosi dar didesnis iššūkis ne pats bėgimas, bet kaip gražiai ir patraukliai nufilmuoti apie tai filmu. Kad tas kartelio metai iš metų kiltų, nes pernai nubėgau 50, tai čia buvo nuo Raudondvario link Jurbarko palei Nemuną. Ir va tais principais truputį po truputį kasantis esu netgi pasiekęs visą Ironmaną, kurį įveikiau čia prieš kokius jau tokius 10 metų, kai Ciuriche, Šveicarijoje. Jeigu domitės triatlonu, tai žinot, Ironmanas apima plaukimą, ten beveik 4 km, tada dviratis 180 ir maratono bėgimas. Visuose šituose savęs lavinimo projektuose aš vadovaujuosi ir bandau niekada nepamiršti tokios labai paprastos tiesos, kad ir koks tas tikslas būtų tolimas, visada yra kelias, kaip iki jo nueiti, einant žingsneliais, iš kurių kiekvienas nėra taip jau per daug ir sudėtingas. Progresijos turbūt čia toks raktinis žodis yra. Ir susirasti tų progresijų dėlionę, jeigu jūs norite
pasiekti raketų mokslą, kas yra jau toks archetipinis. Oi, tai čia ne raketų mokslas, arba čia raketų mokslas. Tai net raketų mokslai irgi yra tie patys principai. 4, 5, 6 metų studijos, nežinau, kiek trunka, sakykime, fizikos, bet žmonės, kurie to užsiima, taip pat tiesiog tą kelią praėjo. Vaikystėje, kai mes mokomės universitete, kai mes mokomės, gal kartais net nesusimastom, nes jau tai būna kažkokių protingų dėdžių mums tai paruošti. Ir mes vadovaujamės vadovėliais, mokymasi programomis, turim atsiskaityti, padaryti testus, egzaminus. Bet vėliau gyvenime, ką mes besugalvotume, ar gitarą groti, ar kinų kalbą mokytis, ar šokiais užsiimti, ar programavimo, ar viešą kalbėjimą, ar bele ką. Visur yra kažkoks tai planelis, kaip tos iš pažiūros beprotiškai sudėtingus, atrodo nepasiekiamus dalykus. Pasiekti tuo būdu, kad tu susiskirstai visą tą didžiulį darbą į dalelės, kurios, žinot, pavyzdžiai čia galėtų būti, sakykime, žmonės, kurie moka daryti salto. Bėga, stabteli, pakšt, pašoka, apsiverčia ir atsistoja ant kojų. Šiaip yra be galo sudėtingas dalykas, rizikingas dalykas, aišku, ne ant tokių grindų reikia daryti ir panašiai. Aš vienu buvau metu labai susidomėjęs tokiais akrobatikos, gimnastikos pratimais. Tai tu pradedi domėtis, pasirodo yra visa seka, kaip tu tą didelį, sudėtingą, greitą judesį dekonstruoji ir darai gal 15 atskirų pratimų, kur tau reikia pirmiausia pasiekti tam tikrą lankstumą, kad tu tikrai tą kamuoliuką labai greitai galėtum susisukti. Tada tam tikrą pašokimo aukštyn staigumą. Tada tiesiog kūlversčių, kuriuos tu darai ant žemės arba minkšto paviršiaus. Darai, kad tu išmoktum greitai susisukti į kamuoliuką ir iš jo išsisukti. Ir galų gale tu prieini prie to salto tiek pirmyn, tiek atgal. Kitas pavyzdys, kurį praeitą kartą jau biškį kalbėjom, yra žongliravimas. Irgi, kai tu matai cirko artistą, tai yra beprotiškai sudėtinga, ką jie ten daro su 5, 7 ir daugiau kamuoliukų. Bet viskas prasideda nuo vieno kamuoliuko, kuris turi tiesiog labai gražių puslankį pereiti iš vienos rankos į kitą. Ta turbūt galima čia per kelias minutės pajusti. Tada tie kamuoliukai atsiranda 2 ir tu išmoksti tą patį sukti permetinę, kai jisai iš vienos rankos pakyla į aukščiausią tašką iš kitos. Ir tiesiog turi išmokti, kad tas judesys būtų pakankamai tikslus ir nuoseklus. Ne kiekvieną kartą ten kažkur laksto vėl nežinau kur, aišku, jeigu jie tik tai tu dar spėsi juos pagauti. Bet kuo jų bus daugiau, tai tuo tas judesys turi būti tikslesnis. Ir tos arkos turi būti identiškos. Tai tada tu pasiimi 3 ir tuo principu tu mėtai juos, kad jie kryžiuojasi tam ore. Ir daugmaž paišo, jeigu, sakykime, jie švitėtų ir čia būtų tamsa ir kas nors filmuotų. Tai tu, kai nufilmuoji visą, tai tu turi matyti, kad čia neišsipaišo labai daug kažkur tai plačiai, o viskas taip ir lieka. Ir pasiimi tą vieną darbelį, kuris savaime nėra labai sudėtinga. Ir paskiri kažkokį laiką. Kiek tu per dieną gali skirti ispanų kalbos mokymuisi, žongliravimui, programavimui, salto darimui kažkam, kiek tai tavo prioritetai, kiek tavo šeima, kiek tavo darbas leidžia, susiskirstai ir sakai, sakykime, aš šiuo metu, nors jau eina turbūt 5-6 metai to žongliravimo ir tikrai, ko toliau, tuo darosi sunkiau, bet turiu pasiskyręs, kad randu 10 minučių, užsistatau tiesiog laikrodį ir šiuo metu, kadangi aš noriu išmokti tos 5 kamuoliukus, bet su 5 kamuoliukais man niekaip nepavyksta, nes tas kelias tolimas. Maksimum, ką aš galiu padaryti, tai juos greitai išmesti ir pagauti, ir tai jau ne visada, nes tada priklauso nuo to, koks yra backgroundas. Reiškia, jeigu jis yra margas ir čia daug yra visokių šviesų, tai kartais nespėja akis. Tai aš paprastai atsistoju koks nors lygus šviesus fonas, ar ne šviesa, kad kristų iš galo, tam, kad tu ryškiai gražiai matytum. Nes jeigu kažkas į akį šviečia, jau tavo jos truputėlį vargsta ir tu nebegali suspėti tą dalyką. Bet aš atradau visokiausių knygų, visokiausių Cirko du Soleil artistų patarimų, YouTube kanalų ir ten yra aiškiai pasakyta, ką tu turi padaryti, kad prieitum prie to. Tai tie cirko artistai, kurie dirba Cirko du Soleil, ten po 14 metų jie studijuoja ten tą žongliravimą. Bet yra pratimas, kai jau tu gana lengvai tuos 3 mėtai, tai tu turi išmokti, kad visi 3 kamuoliukai perskristų iš dešinės į kairę. Vat jie taip iškeliauja ir keliauja, ir keičiasi. Ir reiškia, momentas buvo tai, kad jie visi 3 yra ore.
Visi trys yra ore ir tik tai tada atsiremia į kitą ranką. Ir šitą pratimą reikia kartoti tol, kol jisai, nežinau, be va tokio nukritimo ir pauzės būtų 5-6 turbūt minutės. Tada, kai smegenys jau išmoksta padaryti, kad visą laiką daugmaž vienodą tarką paišosi netgi taip greit darant, tu gali mėginti, kada tau jie susikeičia ore ir sugrįžta. Ne? Taip. Kas čia yra labai svarbu su tais projektais, kuriuos tu pats savo susigalvoji ir išsikeli kaip iššūkį? Kad niekas tau nelipa ant galvos ir nereikalauja iš tavęs. Kad iki kito ketvirčio pabaigos tu privalai žongliruoti 5 kamuoliukais. Jeigu tai būtų, ko gero, situacija būtų kitokia. Nes tas spaudimas ir labai aiškus duotas terminas, jisai jungia jau kitokius mūsų smegenų ir apsaugos mechanizmus. Bet kai mes patys susigalvojam, kad mums to reikia, mes norim tą padaryti ir susidėliojam tą etapiškumą. Ir tam tikrą duodam savo lengvumą, kada mes žinom, bet pabandėm progresiją. Žingsnelis, kurį dabar turim atlikti, yra per daug sudėtingas. Ok, truputėlį step back. Grįžtam, dar padirbam su to, sakykime, ruošiamės maratonui, padarom gerą bazę. Tik tai tada, kai jau mes galim 4 kartus per savaitę bėgti po valandą ir savo ramiai be jokio streso ir paskui nesijaus likusią dienos dalį pavargę, mes žinom, kad galim pradėti daryti kokius nors hill sprintus arba tempinius bėgimus. Ir taip toliau. Pasiėmė gerą vadovėlį, patarėją, mokytoją, kursus ir panašiai. Šaltiniai, iš kur tas progresijas gauti, visada yra labai įvairūs. Bet šiais interneto laikais tikrai galima rasti begalės. Kiekvienai sričiai sukurtų appsų, priemonių, mokytojų, online kursų, tikrų kursų ir panašiai. Ir praeitą kartą turbūt rodžiau vienas iš tokių mane irgi labai sužavėjusių dalykų, kalbant apie lankstumą. Tai pasiekti tą lankstumą kartu su jėga, ir aš čia irgi buvau susigalvojęs, kad reikia truputį po truputį, tai ten irgi randi. Pirmiausia, paprastą virvutę, paskui tokią truputėlį negatyvę virvutę, paskui pradedi vieną koją ant antramos ir galų galėtų prieiti. Tai, ką čia dabar matot, irgi dar toli nuo tobulybės yra. Kadangi kiek blauzdos, beveik pusę blauzdos remiasi. O namas, jeigu pažiūrėt, tai jisai pėdomis įsirėmės. Ir tai aišku, kad kuo ilgesnis yra tas svertas, tuo didesnė jėga ir čia dar reikia gerai padirbti, kad tu galėtum vien tik pėdų galais įsirėmti. Kam to reikia? Tai tam, kad tu būtum ir lankstus ir tvirtas, nes čia paraleliai išsivysto ir tavo lankstumas ir tavo raumenų jėga, kuri gali išlaikyti visą kūno svorį. Kitas labai svarbus principas. Jūs kaip matote, čia tie visi principai ne kažkokie ten atskrydo iš kosmoso dėdė Marius ir pasakė kažką, ko mes iki šiol niekada negirdėjome. Šitoje srityje turbūt taip niekada nebus. Tiesiog kiekvienas mes tam tikras tiesas atrandam, per savo prizmę galbūt jas perteikiam, ir tada galbūt žmogui suskambės tai, ką aš čia sakau, nes tai skamba pakankamai kaip ir savaime suprantam, kad kai mes kažkokį tai pradedam naują daryti užsiėmimą, labai svarbu patiems savęs neišgąsdinti. Raunantis ten viskas, nuo ateinančio pirmadienio keičiu gyvenimo būdą, kasdien po pusę valandos ten sportuoju, valandą bėgu, ten metu svorį, nebevalgau mėsos ir panašiai. Bet kai žmonės save tiek įsibaimina, sukuria savo tokį milžinišką stresą to naujo gyvenimo, idealizuoto. Ir tada viskas labai greitai perdega. Tai kai mokomės kalbą, kasdien turbūt nesugebėsim 10 naujų žodžių išmokti. Vieną dieną gal, antrą dieną, paskui smegenys užsikirš. Ir su kiekviena ta veikla, kiekviena sritim, bėgimas šiandien su Aleksandru Sorokinu, aš buvau susitikęs pasikalbėti, jo irgi dažnai žmonės klausia, tai kaip pradėti bėgioti? Aišku, jau klausia tokio monstro, kuris paromis bėgioja, bet kiekvienas patirties turintis žmogus sakys, tai jūs pradėkite iš pradžių vaikščioti, greitai vaikščioti. Tada kombinuoti ėjimą su bėgimu. Dalį paeini, dalį pabėgi. Arba pavyzdžiui, nubėgi nuo namų kažkokį atstumą ir parbėgi. Atsiprašau, nubėgi ir pareini. Po truputėlį prieini to, kad ir nubėgi ir parbėgi. Žodžiu, labai svarbu yra nepersistengti, savęs neišgąsdinti, nepadaryti per didelio krūvio. Ir, pavyzdžiui, vėl su kalbom, šį kartą turbūt šį vakarą ne kartą skambės šitą temą.
Aš labai siūlau tokį metodą kiekvieną dieną išmokti po vieną žodį. Pačioj pradžioj, kada pradedi mokytis, ir ypatingai kokią nors tolimą kalbą, kur labai mažai yra panašiai į kažką mums jau žinomą skambančių žodžių. O jie absoliučiai yra iš visai kito pasaulio. Tikrai užtrunka laiko. Tai pasiskyrė, sakai, šiandien aš mokysiu va šitą žodį. El sol, nes saulė šviečia, pamatėlite. Arba tenais stalas sulūžo, tai sakai, lemes. Šiandieną mano žodis bus lemes. Būna mes, lemes. Ir užsirašė ant postito mašinai, turi dar kažkur. Tai per vieną dieną vieną žodį išmokti tikrai galima. Ir taip tu savęs neprivartaudamas gali nusiteikti, pavyzdžiui, 2-3 mėnesius tą daryti. Be didelio streso kartais atrodo, ne, tai palauk, aš tikrai galėčiau dar daugiau padaryti. Tu gal ir galėtum. Bet tu geriau palauk, tu geriau duok laiko, kad tai tikrai nebūtų tau per daug sudėtinga, kad su pasimėgavimu, kad liktų laiko dar kažkam kitam gyvenime, kad tai neužgožtų viso kito. Va tai tie tokie maži žingsniukai, kai einant ir pradedant iš toli, galima tikrai daug toliau nueiti, negu raunantis didžiuliais šuoliais ir sudegti. Tai pavyzdys toks vaizdingas, kurį irgi mėgstu naudoti per tokius pranešimus, tai yra grūdinimasis ir maudymasis lediniam vandenyje, kitėse. Tai žmonės sako, tai kaip čia pradėti, kaip čia tą daryti. Ir mes šiandien neseniai taip ant Bayerio padarėm tokį video, kad jeigu tu pradedi naują kažkokį tai sportą, pavyzdžiui, tai būtų kovos menai, tugi nesirausi iš karto kauti su Maslaboju ar su Tyson. Nu, nesirausi, teisybė, tai skamba kaip ir logiškai. Tai kodėl tada, jeigu tu niekada nesimaudai lediniam vandenį, nelidai akite, dabar sugaltum iš karto tą daryti? Nu, čia gal labai jau dramatiškas palyginimas, bet esmė tai ta, nereikia iš karto rautis to daryti. Norint kautis su ringė, su Kuvaldo Maslobojevo arba Tysono ar kažko, tai čia reikės daug metų pastangų. Jeigu tu tikrai tą nori, galbūt tu ir nueisi tą kelią. Pradėdamas mažais žingsneliais, ten treniruodamasis visus pačius pagrindinius principus, laikysenas, ten ištvermės, visą kitą. Jo, bet iš karto tai negali, nes va, tai iš karto aš ir nesiūlau ir lėtų vandenį maudytis. Ir iš karto taikyti. Tai geriau dar vėlyvą vasarą pradėti vaikščioti per rasotą žolę, pasižiūrėti, kaip kūnas reaguoja, ar nepradeda nosis varvėti kitą rytą. Nu, taip po truputį tokiais dalykais gali. O paskui, jeigu metai iš metų tą darai, gali pradėti maudytis visai normaliai tam lediniam vandenį. Čia buvo prieš keletą metų, pasinaudojau Sveikuolių sąjungos išpjautą didelį eketę. Iš pradžių, aišku, dalyvavau, jie čia daro tokį, žinom, gal 25 metrų plaukimą eketėj. O paskui visi welcome naudotis, tai yra labai smagu prasiplaukėti. O tai visus šitus asmeninio tobulėjimo projektus neišvengiamai turėtų lydėti nusiteikimas ilgalaikiai perspektyvai. Kaip sakoma, maratonui, ne sprintui. Nes geri, sudėtingi, reikšmingi darbai greitai nepasidaro. Kaip sakė Ostapas Benderis, greitai tik tai katės veisėsi. Tai jeigu čia ir dabar jau įvyko, tai galbūt tai nebuvo labai reikšminga, svarbu, vertinga. Tokia jau ta gyvenimo yra matyti išmintis. Tai nors aš iš vaikystės niekada savęs kantriu žmogumi nelaikiau, bet truputį po truputį suvokiau, kad viena iš svarbiausių vertybių, charakterio bruožų, kurios verta lavinti, tai būtent yra kantrybė. Supratimas, kad kažkam reikės daug laiko ir toksai netgi mazochistinis priėmimas to fakto, kad tam reikės daug laiko. Nu ir gerai. Ir netgi kuo daugiau jo reikės, tuo geriau. Nes jeigu nereikia to, tai kiekvienas gali padaryti. O tave džiugina būtent tai, kad tu gali tikrai padaryti sudėtingus, ilgalaikius, kruopščius dalykus. Ir tau tam dar yra daug laiko prieš akis. Nes, kaip sakiau, man labai svarbu, kad nebūtų to tokio krūvino, kažkokio tai slegiančio deadline, kad kažkas tai tavęs nežinai, nes tada taip, jeigu žmogus paėmė ir sugalvo, viskas. Rugsėjo mėnesį maratonas Vilniaus, ane? Kraujas iš nosies aš dalyvausiu. Yra tokių užsidegimų pasiryžimų. Ir tikrai ne vieną aš mačiau.
Žmogus, kuris visą gyvenimą nebėgioja, susigalvoja per pusmetį pasiruošti 100 km bėgimą. Ir jisai galbūt ir prabėga. Ir tiek, kiek aš mačiau, arba jisai susitraumuoja, arba jis psichologiškai paskui tiek sudega nuo to, kad vėliau į tą bėgimą nebegali pažiūrėti. Tai ar yra prasmė to, aš nelabai žinau. Manau, kad nėra. Geriau paimti po kruopelytę, daryti, duoti tiem dalykam tavyje įsišaknyti, tikrai jos gerai išmokti, visapusiškai, kaip sakoma, mokytis, pamiršti, prisiminti iš naujo ir tada jau tu mokėsi taip, kad mokėsi visą likusį gyvenimą. Tai čia yra tokios filosofinės įžvalgos, kur labai ilgai mąsčiau, kaip koks tikras mąstytojas, rašytojas, ir pagalvojau, kaip galima transformuoti tokį posakį. Mes esame tai, kas teko jums girdėti, ne vieną versiją. Labai dažnai dabar kalbam apie tai, kad mes esame tai, ką mes valgom. Nes taip tiesiogiai turbūt taip ir yra, ką mes į save įdedam, įvyksta metabolizmas, perdirbam, nusėda kažkur pasigamina ląstelės atsinaujina. Logiška, bet viskas tai tokia fiziologinė, tiesioginė išmintis. Viskas taip ir yra ir maistas, aišku, be galo svarbu. Yra kitas teiginys, kurį sakė gerbiamas Buda, irgi labai gilus. Mes esame tai, ką mes mąstom. Nes mūsų mintis, ta savimonė ir apibrėžia, kaip mes save matom, kaip mes aplinkinius matom, kaip mes pasaulį suvokiam, tai. Jovaiša M. Sako, aišku, ne vienintelis. Mes esame tai, ką mes išmokom. Toks irgi paprastas teiginys, bet su labai tolimom pasekmėm. Kodėl mes valgom vienokį maistą, žmonės Indijoje valgo kitokį maistą. Nes jos kažkas taip išmokė. Ir jeigu mes išmokom gerti, aš čia neseniai pradėjau mokytis ką gerti, žalią mačą. 2-3 savaitės pagersi, gal be jos ir nebegalėsi gyventi. Bet jeigu, pavyzdžiui, žmogus visą laiką gėrė kavą arbatą su cukrum ir suprato, kad per daug yra to pridėtinio cukraus ir jisai norėtų to atsikratyti. Ir turbūt tos 2-3 savaitės, ar kiek tų 28 dienos klasikinės, mėno galbūt, truputėlį tokių kryptingų pastangų, tada iš pradžių gal tau tas skonis ir keistas, bet tu realiai paskui išmoksti. Tu išmoksti kitaip valgyti, kitaip gerti, kitaip elgtis, taip vairuoti. Žodžiu, viskas, iš esmės kaip paėmus, mesgi vaikam tai irgi perdodam mokymo būdu. Jie išmoksta iš pavyzdžio, iš konkrečių pamokų, iš stebėdami, gaudami kažkokią tai kritiką, feedbacką, traumas ir nusivylimus, bet mes išmokstam. Tai su tokiu nusiteikimu tada sakom, jeigu kažkas kitas išmoko, tai gal ir aš galiu išmokti. Viskas tik tai prasideda nuo to paties suvokimo, kad tai galima išmokti. Ir matom kažkokį tai labai jausmingai ir atsipalaidavusiai scenoje kalbantį ten speakerį, sakom, o kaip aš irgi norėčiau būti toksai, improvizuoti, čia mėtyti bajeriukus, laisvai jaustis, nesusikaustęs. Tai to galima išmokti. Aš, pavyzdžiui, netikiu, kad yra kažkokios iš Dievo atėjusios dovanos. Yra galbūt genetinės tam tikros predispozicijos, kurios ten žmogaus nulemia aukštį, nulemia jo polinkį ten piknaudžiauti maistu, daugiau ten turėtų tokio, nežinau, maksimalistinio kažkokio tokio polinkio, nesustoti, nejausti stabdžių, bet truputėlį daugiau su polinkiu kažkokia agresija. Taip, nuo genų tu irgi nepabėgsi, bet jie tik sudaro kažkokią dalį ir tikrai ne pačią pagrindinę. Tai žmonės, kurie linkę ieškoti atsikalbinėjimų, labai mėgsta šitą kortą dėti ant stalo. Tai mano babutė, pažiūrėk tenais ir jie ten 3 kartus daugiau sveria negu reikėtų. Tėvukas, tai ko jūs iš manęs tikitės? Tai čia yra tik tai slėpimasis kažkoks, tai mėginimas pabėgti. Realybėgi mes galim paimti ir mėginti tą išmokti. Tai jeigu ir ne kiekvienas, aš nekalbu, pavyzdžiui, kad kiekvienas gali tapti olimpiniu čempionu. Tai tikrai reikalingas ir nepaprastas pasišventimas ir jau tam tikri mentaliniai dalykai, kurie tam žmogui pasakė, tai yra viskas, dėl ko aš gyvenu, aš galiu paaukoti bele ką, šeimą, darbą, santykius, dėl to savo tikslo.
kombinacija to, plus gal kažkokie genetiniai dalykai, bet tokiam vat normaliam žmogiškam lygmenį, kuriame mes visi plaukiam, tai tikrai galima išmokti be galo daug. Ir čia šalia yra koks nors kitas kampas, jo, teatras kitas kampas. Audriaus Bružo ir jo kolegų. Tai jie veda pamokas improvizacijos. Mes kai matom tos aktorius, kurie laisvai taip improvizuoja, mėtosi žodžiais, mes galvojam, gal čia iš Dievo tie. Bet jeigu jų paklausia, irgi pasakys, kad jie ėjo ilgą mokymosi kelią. Tai tu turi ir faktinių žinių sukaupti, ir tu turi dirbti galbūt su balso pastatymo mokytojais, kurie tau išmokė specialius pratimus. Mes kažkada vaikystėje Žaliukę dainavom, tai atsimenu, kiekviena praktika prasidėdavo nuo šitų. Mamė, mimo, mū, iš kitas treniravimas, balso pastatymas, ne iš kažkokio tai Dievo atėjo. Nu, ne kiekvienas Pavaročiu tapsim, bet dar sakau, ne apie Pavarotį kalbam, bet tiesiog, tu nori išmokti operinį dainavimą ir tu gali išmokti operinį dainavimą. Tai jeigu tu tikrai to nori, tai eisi tuo keliu. Ir ten yra sudėliota visa tvarka. Ir kaip maitintis, ir kaip miegoti, ir kokius pratimus daryti, ir kaip repetuoti, ir kaip praktikuoti, ir taip toliau. Tai vat, viską, ką mes darome dėl to, kad mes taip išmokom. Susimastom apie tai ar nesusimastom, bet taip yra. Mes išmokom. Mes išmokom iš kažko, kad pavyzdžiui, vat reikia gražiai pasiraitoti rankovės ir tai simbolizuos, kad tu veiklus žmogus. Ar nedaug? Taip. Nes kažkas atsiraitoja rankovės ir dirba. Ja, išmokom, viską galima išmokti ir tiesiog dar vienas teiginys, kuris gal padės tuo keliu eiti, yra tokia haliucinogeninė mintis apie tai, kad patys galim savo susikurti didžiulį malonumą be didelių išlaidų, vien tik tai savo pačių pastangom. Nes tas mokymasis, kai tą darai ir jau esi padaręs vieną kažkokį savo tokį sudėtingą tikslą, antrą, trečią, matai, kad tu gali ne tik pafantazuoti ant sėdėdamas, kaip aš turėčiau išmokti tavo kalbos arba ispanų. Paėmė žmogus, išmoko, jau tą kalbą kalba. Nuvažiavo į Kolumbiją, nuvažiavo į Meksiką, jisai gali susikalbėti. Tai yra nuostabu. Tu supranti, kad tu norėjai, radai save jėgų, ėjai tam tikrų kelių pasiekei. Ir tu tokiais principais vadovaujantis dar be galo daug kitų dalykų gali padaryti. Išmokti dalykų, kurie džiugina, išmokti dalykų, kurie naudingi, išmokti dalykų, kurie tau atvers naujas karjeros galimybės. Teisybė. Ten naują programų kalbą išmokti, nauji įgūdžiai, tapti labai gerų įtaigių kalbėtojų, pardavėjų, derybininkų, ar beliko, ką tu sugalvoji. Tai iš mano tokios asmeninės patirties paskutiniu metu žiūriu, kas labai mane džiugina ir kas tikrai nieko nekainuoja. Pavyzdžiui, turi nusistatęs, kad kiekvieną dieną padarai kažkiek tai minučių pratimus. Ir dabar kalbas mokantis yra visokiausia apsų prikurta, kur tu tiesiog gauni uždavinius. Jeigu ispanų, tai yra gramatika. Conjugation, pavyzdžiui, ir daug veiksmažodžius turėjo sukaitalioti laikais. Arba ten jeigu kino, tai tau tasai meta į užklausimą, lietuviškai ir angliškai žiūrint, kaip ten tu pasidaręs ir tu turi nupiešti tos hieroglifus. Ir kai sėkmingai tai padarai, ten gauni, pavyzdžiui, 90% jautiesi. Jautiesi labai jau patenkintas, laimingas, kaip kiškis ir kaip pagalvoji. Nu, fantastika. Nei tau 100 gramų reikėjo, nei tau ten kažkokios žolės reikėjo, nei dar, viskas tavo viduje. Vien tik tai iš to, kad tave džiugina, kad tu šiandien esi ten 10 cm ar 3% kietesnis, gudresnis, sumanesnis, šustresnis, negu tu prieš mėnesį buvai. Ir visą tai tu pats padarai. Nes nusprendai kažką išmokti ir išmokai. Ir dabar gali panaudoti tą. Virvutę padaryti, ant rankos įstoti, kalbom kažkom pakalbėti, pažanguoti. Tai, kas tau įdomu, tai, kas tau svarbu, gitara pagroti. Šitas pasitenkinimo savimi džiaugsmas tikrai yra nuostabus. Ir kiekvienas, kas turi svajonę ir mato, kad jo pastangos duoda rezultatų ir jis prie tos svajonės artėja, žino tą tokį spalvų jūrą, kai tikrai tau yra faina. Niekas už tai gal pinigų tiesiogiai nemokės, nes kaip jau sakiau, niekas tau neliepia to daryti, tu pats susigalvoji. Aš pats susigalvojau, kad noriu kinų kalbą išmokti. 4 metus mokiausi, išlaikiau 5 lygio egzaminą, mėnesį laukiau rezultato, kai gavau atsakymą, kad aš išlaikiau, ten gavau tą balą, 9 dangui. Ir
Ir tai yra toksai, kaip sakoma, sveikas pasitenkinimas. Ta, ką jaučia maratonininkas, kuris ruošiasi pusę metų ir jam pavyko pasiekti savo personal best. Ne? Visi tie. Tai, žodžiu, asmeninio tobulėjimo projektai yra tikrai nuostabus tuo, kad jeigu tau pavyksta pasiekti ar bent reikšmingai priartėti, tu jautiesi labai laimingas, įvertintas, savim patenkintas. Dar porą tokių, tokių filosofinių įžvalgų, kurias aš esu susikūręs, tai apie motivaciją. Labai dažnai šitas žodis naudojamas, populiarus, kartais ir nuvalkiotas, galima sakyti, motivacija, aišku, motivacija labai svarbu, iš kur jos gauti, kaip jas susikurti, kas mus motyvuoja. Ir aš daug mąstau apie tai, kas kiekvieną žmogų motyvuoja, kas yra mūsų driveriai, varikliai, veiksniai, kurie mus verčia judėti pirmin. Kiekvienas žmogus turbūt yra kombinacija truputėlį skirtingų jų. Viena labai veda pirmin noras kažką atrasti, kita veda pirmin noras kaip tik ramiai gyventi, neišsikišti, negauti per galvą, nebūti išskirtam iš minios. Na, vienaip ar kitaip, yra tokie motyvaciniai veiksniai universalūs, kurie, ko gero, visiems gerai pažįstami, tai yra veiksniai, kuriuos mes patys galim savyje taip objektyviai aktualizuoti ir juos truputėlį iškelti paviršių arba, kaip sakoma, įjungti, kaip kokias pavaras pajunginėti. Tai aš esu savo tame kurse ir šiaip per visas paskaitas tokias analizės išskyręs 3 labai veiksmingus. Vienas yra toks baisiai skambantis, tai yra baimė. Be galo stiprus motyvacinis veiksnys arba variklis, gerokai stipresnis už kitus. Na, pagal pačią savo prigimtį, pagal evoliuciją, žinom tokius faktus, kad į blogą žinią mes reaguojam 5 kartus daugiau negu į gerą žinią. Mūsų tai paveikia, kadangi, na, tai yra grėsmė. Jeigu mes einam mišku ir kažkur tai iš periferiniam matyme švysteli kažkas, tai galbūt gyvatė, galbūt toks plėšrūnas, tai mums potencialiai gali sukelti mirtiną pavojų. Ir mes jau tą pavojų, baimę keliančius veiksmus labai smarkiai reaguojame. Aišku, šiandieniniam gyvenime mes stengiamės visaip save nuo to apsaugoti, kiek galima mažiau apie tai galvoti, gyventi kažkokį tai malonų, pozityvų gyvenimą. Bet kartais tą baimės jausmą savyje mes galim paimti truputį pakutenti. Ir jeigu mes kalbam apie tokius dalykus kaip persimokymas, sakykime, mitybos, gyvensenos, viršsvorio metimo, fizinio aktyvumo skatinimo,
vadinasi galiu ir aš. Tai va sakau, kai reikia tiesiog paimti ir paieškoti būdų, kaip save pamotyvuoti, pradėti arba tęsti ir nesustoti. Tai galima truputėlį panaudotos baimės, truputėlį to noro patirti begalinį malonumą ir tą atlygį džiaugsmą. Ir tą tokį varžybinį. Galima jį pavadinti dar ir baltų pavydu. Ir žodžiu, norą neatsilikti. Norą pasirodyti, kad tu esi neprastesnis kaip kiti. Ir aišku, kad tų motyvacinių variklių yra daugiau, ir meilė, ir kiti, bet, sakykime, aš siūlau, kad nebūtų per daug, 3 tokius prisiminti ir pamėginti juos pasvičinti savo kasdieniam gyvenimui. Ir paskutinis toksai, dar vienas filosofinis pastebėjimas, kad kai mes įmamės daryti kažkokį tai asmeninio tobulėjimo projektą ir žengiame mokymosi augimo keliu, mes kartais naiviai tikimės, kad tos pastangos duos rezultatą ir progresas bus linijinis. Mes dirbam, dedam pastangas, vadinasi, turi būti rezultatas. Bet deja, realiam gyvenime taip nėra ir neišvengiamai, neaišku dėl ko, bet kartais ateina tokie laikotarpiai kaip sąstingis, stagnacija, platų, jeigu kas išslengo tie tokios plynės aukštikalnės, kad tu dirbi, bet jokio progreso nejauti. O gal net ir dar kažkokios tai yra regresijos. Kada tau atrodo, tu buvai tiek visko išmokęs ir staiga užplaukia kokias 2 savaitės tokios tamsumos, kai atrodo viskas pavirto į kažkokią košę. Ir tu net neprisimeni, ką tu praeitą savaitę buvai jau tarsi išmokęs. Tai jeigu tu esi tam nenusiteikęs ir tai atsitinka pirmą kartą, tai gali labai gąsdinti. Bet kiek aš suprantu iš neuromokslo ir apskritai pedagogikos teorijos, tai žmogaus smegenys yra toksai sudėtingas organas, kad neveikia jisai tokiu linijiniu principu. Žinai, kaip kokie krosnis. Kiek anglių įdėjai, tiek temperatūrą užkelt. Tie visi procesai yra sudėtingi, reikalauja laiko, reikalauja kažkokių laikotarpių, per kuriuos vyksta matyti kažkoks išsigryninimas, pertvarkymas gautos informacijos, suskirstimas, kur kieno vieta, kaip kompiuterį būna defragmentacija, kartais reikalinga padaryti, nes ten kažkur buvę failai, kurie jau dabar ištrinti, bet iš tikrųjų dar tą vietą užima, jos reikia sukompaktinti, sustumdyti tai, kas buvo trumpalaikiai atminti, kad įsišaknytų, pereitų į ilgalaikę atmintį, tos neuronų jungtys tinkamai susiformuotų, vėl susirištų, atsirastų kažkokia ta vadinama muscle memory ir taip toliau. Tai akivaizdu, bet labai svarbu prieš pradedant tą didelį darbą, didelį kelią, iš karto tam nusiteikti. Ir jeigu tu iš karto nusiteiksi, kad tas progresas nebus linijinis ir toksai sklandus, tai kai tie momentai ateina, tu supranti, gal bus ir duobė, gal bus kažkokia krizė, bet vis tiek. Jeigu tu nepasiduosi, išsimiegosi, pailsėsi ir tęsi, tai tu vis tiek išplauksi. Išplauksi ir pradėsi kilti. Ir neišvengiamai tas ateis, tas pasiduos, tai jokių stebuklų čia nėra. Kas daro, tas ir padaro. Tai va. Tokie yra mano sumastyti asmeninio tobulėjimo veiklos dėsniai. Čia aš išvardinau tiesiog visokių savo websaitų, kur galite daugiau rasti apie mano veiklą, knygų, mano tas aistra gyvent sveikai, tai galite nemokamai parsisiųsti, tai yra PDF svajonė tavo rankose, tas online kursus, kurį minėjau, ir TikTokas, čia ir Instagramuose, visose pagrindiniuose savo tinkluose bandau aktyviai dalyvauti, reikštis, atradau, kad tai mane labai džiugina, kartu tai man kaip kažkoks tai asmeninis dienoraštis, kur tos įrašus sudedi ir kada nors vėliau galėsi pasižiūrėti. Ir būdas kaip šiuolaikiškai išreikšti kažkokias idėjas, kurias aš noriu pasakyti, nes kai mes matom, kad knygų skaitimas mažėja ir žmonės vis daugiau atsigręžia į tą interaktyvią online mediją, tai galvoju, jeigu tu esi idėjas autorius, tu turi ką pasakyti, tu nori žmonėm pasakyti, tai tu tiesiog bandai prisitaikyti ir išnaudodamas šitas naujas priemonės savo tas idėjas skleisti ir su manim dalintis. Nes man atrodo, kad dalintis yra labai vertingas žmogaus sugebėjimas ir geriau nesaugoti kažkokias paslaptis ir savyje giliai ten paslėpus laikyti ir brangyti, bet pasidalinęs tu kartais paskleidi kažkokį garsą, kuris reverberuoja ir grįžta tau su kaupu atgal parnešdamas gausybę visokiausios informacijos, patarimų, idėjų, palaikymo ir sukuria tokią labai
šiuolaikišką bendruomenišką terpę. Pavyzdžių tokių turiu, sakau, kai pradėjau mokytis kinų kalbą, ir po kelių mėnesių tokį postą paleidau, kad va, hebrytė mokosi kalbą čia, dabar norėčiau išmokti. Tai vienas dalykas, tu tokį ir emocinio palaikymo gauni, ten tų laikų visų, bet atsiranda žmonių, kurie sako, o, aš žinau, aš irgi mokosi. Jau aš metai, jau eina 2 metai, kaip mokosi. Aš esu ir va tą, kur rodžiau tokį, tai būtent atėjo iš vieno iš komentatorių. Nes aš net nežinojau tokius dalykus. Tai vienas parašė, kokia geriausia platforma, kur susirasti gyvus mokytojus, kitas parašė, koks yra geriausias šitas žodynas. Kitas parašė, reiškia, dar patarimų apie tai, kur Lietuvoje galima susirasti kinų ir taivaniečių bendruomenės, su kuriais galima. Nu, žodžiu, tas toksai dalinimas komponentas, mano galva, yra labai naudingas. Propaguoju ir sakau, jeigu jums bus įdomu, galite ten mane susirasti. Tai aš dėkoju Maratomanijai, kad pakvietė, dėkoju, kad atėjote ir pratęskim, pabendraukim. Mielai atsakysiu jūsų klausimus ir taip sakant, galim papildyti, jeigu kažkurioje vietoje yra daugiau. Kas labiau projektai motyvuoja ir džiugina tikslų siekimas protinėje veikloje ar fizinėje? Geras klausimas, žinai, kad norint atrodyti gražiau, turbūt reikėtų sakyti protinį. Bet aš klausiu, kas nuoširdžiai. Nuoširdžiai. Jo. Nu, nežinau, gal net lygiai. Žinai, gal tai paskutiniu metu fizinės veiklos pasiekimai yra retesni ir sunkiau pasiekiami negu protinės. Nes su ta protinė, žinai, čia taip gana greitai. Pavyzdžiui, aš dabar su žmona važiuosiu į Pietų Korėją ir pagalvojau tą, ką minėjau, per vieną dieną vieną žodį. Tai nepaisant kiek tų visų kitų veiklų turi, ten aš tą kinų kalbą toliau mokausi ir daugybę kitų dalykų dabar čia vyksta, tokie parodai ruošiamės, bet prieš porą mėnesių sakau, prieš važiuojant į Pietų Korėją, pasiėmiau Duolingo ir kasdien po kelias minutės. Kasdien išmokstu po vieną žodį ir tikslas yra išmoktas raideles korėjietiškai. Ir tu labai greitai gauni tą, nes, žinai, pramokai. Čia anądien paėmiau per tokį susiradau korėjiečių vieną mokytoją ir tiesiog, nors visiškai dar negaliu sakiniais kalbėti, bet tik ten kažkokį tai kiekį žodį. Ir jinai supranta tas frazes, žinai. Sakau, tą dieną, pavyzdžiui, aš mokausi man naso pangaojo, tai yra malonus susipažinimas. O! Ir jinai viską supranta, žinai. Kelias frazes pasakai ir gaunasi, tu jas išmokai pakankamai taisyklingai, kad tave suprato, ką tu čia pasakai. Ir tau iš karto toksai, žinai, fainas. Bet, o tie fiziniai, žinai, uždaviniai, kuriuos šią metą iš metų sėkiu, kaip ir sakau, tas stovėjimas ant vienos rankos, nu, tas progresas labai lėtas, labai toli. Dirbi. Ir va tokių va ryškių momentų, kurie tave pradžiugintų, kad tau kažkas pavyko, jie netaip ir dažnai atsitinka. Tai su ta, žinai, su tokia protinė, ko gero greičiau galima realizuoti kažkokį pasitenkinimą sukeliantį čia stadiją. Jo, geras klausimas, tai net nepasiruošęs, žinai, kad tokį klausimą atsakyti. Pagavai. Bet žodžiu, džiugina iš tikrųjų, tiek tas, žinai, kaip tu laisvai. Gal sakoma, kad džiaugsmas turi būti ne tikslo pasiekime, o tikslo siekime. Tai po kiekvienos fizinės veiklos, kiekvienoje dienoje, tai jauti visiems serotonino antplūdį. Tai vat, aš galvoju, naudinga yra žinoti, kas bus ir po to, kai tu tą tikslą pasieksi, kad dar tęstinumas ir už jo būtų. Nes jeigu yra vienas vienintelis, sakykime, nuskristi į kosmosą, ten sutaupysi, kiek ten reikia šiais laikais, nežinau, minimaliai su Bezosu, ten ta kompanija, keli šimtai tūkstančių, porą milijonų, nuskrisi ir nežinosi, kas toliau, nu tai ką tada? Ir ką tada daryti? Į Marsą kol kas nieks neskraidina ir kitas žingsnis nebeaiškus. Tai va žmogus užlipa į Everestą, aukštesnio kalno kaip ir nebėra. Ir tada reikia žinoti, ką tu toliau darysi.
Yra masė aukštesnė. Yra kavas, kurį nieks neuždypia. Kailašas. Ja. Aplinkui, čia yra šventas kalnas, tiks jau. Ai, tai dėl to, kad nelabai ten galima. Neuždypa. Nėra uždypta, dar nei vienas žmogaus. Bet, pavyzdžiui, mano tie sugalvojimai, net jeigu man pavyks išmokti ant vienos rankos, tai aš tada turiu dar žinojimą, ką aš toliau darysiu, aš noriu stovėti ant rankų gimnastikos žieduose, kas yra dar sunkiau. Tai ten tokie vat susiplanavimai ilgam į priekį, kur ko gero tų tikslų ir nepritrūks niekada. Nes jeigu išmoksiu iki galo kinų kalbą, tai kiek aš noriu dabar ir tą C2 lygį pasiekti, tai aš žinau, kad aš dar noriu išmokti arabų ir prancūzų, kad turėčiau 6 tas oficialias pasaulio jungtinių tautų kalbas. Ir bėgimo, pavyzdžiui, tas tikslas irgi sudėliotas taip, kad iki 100 metų. Nu, aišku, jau po 100 metų reikės iš naujo kažką galvoti. Bet čia dar gali, žinau, visko būti. Tai tokie. Jo, svajok atsargiai, taip sakant, žinok, kas bus po to, kai tą svajonę pasieksi. Nebūtų nusivylimų. Aš irgi dėl labai panašiai. Ačiū už pristatymą, aišku. Ir jūs kaip verslininkas iš tikrųjų turit kažkokius išmatavimus to return on investment, ne, kur čia investuoja tiek į fizinę veiklą, pasiekimus kažkokius daryti, tiek į protinę. Ar yra kažkoks tai, kas ateityje, žodžiu, atlygins kažkoks siektinas dalykas ir kas iš tikrųjų tą laiką atlygins. Nes, aš atsiprašau, jeigu jūsų tas optimizmas nusispalvins pesimizmu, bet aš 7 kalbas išmokau dar universitete ir ten visus IELTS, TOEFL, DELFus, DALFus, DADus, ten viską išsilaikiau, bet per 30 gyvenimo metų aš neradau tam jokio pritaikymo ir man ta žinių našta truputį mane slegia, kad aš negaliu šito pritaikyti praktiškai. Tai atrodo, tu gali būti tobulas žmogus ten ir pridaręs ir ultrų, ir ironmenų, ir maratonų 500 per metus, bet kas iš to iš tikrųjų? Man tėvai, artima aplinka dažnai šitą klausimą užduoda, kam tu tą darai. Tai gal tada reikėtų savyje paieškoti tos verslumo gyslelės, kad pamėgintume tos sugebėjimus įkinkyti. Nes šitoks žinių bagažas ir tokie sugebėjimai negali tiesiog rūdyti be darbo. Aš netgi žongliravimą, nors ir dar visai juokingas mano lygis, esu išbandęs čia šalia prie Angelo, kažkada pasistačiau kepurę ir ant bajerio iš turistų pabandžiau kelis eurus susirinkti, tai yra primityvus pavyzdys. Su kalbom, kinų kalbą, kai pradėjau mokytis, nebuvo jokio konkretaus sumanimo ir verslo tikslo, bet paskui tyčia, netyčia, kaip gaunasi. Tu eini, sieki tų kontaktų, susidraugavau su taivaniečių ambasada. Jie užmatė, kad yra čia toks verslininkas, fotografas, kuris kalba kiniškai. Pradėjo mane kviestis savo renginius, pasikvietė į Taivaną sudalyvauti kaimelio programai. Praeitą rudenį, tada aš ten prifotkinau daug medžiagos, tada sako, klausyk, mes duosim pinigų, tu padaryk tų nuotraukų parodą su Lietuva. Tai gegužės mėnesį startuoja, paskui bus ir Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai. Keliaus ta paroda po didžiosius prekybos centrus. Nu prašau, atsiranda tie dalykai. Maratonai, triatlonai, ultratriatlonai, visokie tokie pasiekimai. Parašiau knygelę, į mane pradėjo atkreipti dėmesį didžiosios kompanijos, kurios kviečiasi mane kaip motyvacinį kalbėtoją. Ir aš čia kažkiek tai ir pasireiškiu, ir išbandau savo jėgas ir užsidirbu dar pinigų, nes tos paskaitos yra mokamos. Taip kad aš galvoju, jeigu žmogus turi polinkį kažkur kažką pritaikyti, tai tikrai tu gali 7 kalbos ir visą kitą, tai žinom. Ir naujos tos priemonės atsiranda, gal jūs tada galite mokyti kitus žmonės. Per tą pačią iTalki galėtumėt būti mokytoja, kur savo patogiu metu sėdit ir tenais žmonės mokot, nes tokių poliglotų nėra daug. Ir ten pasidavot savo profilą, užsiregistruojat, parašot kokios valandos jums tinkamos, kiek kainuoja jūsų valanda, sėdit ir laukit, kol užkib žuvė. Nu, tiesiog aš tikrai galvoju, ko išmoks ant pečių nešiosi ir negali žmogus mokėti per daug. Aš kažkaip netikiu. Bet kas nors yra tiek išmokęs, kad paskui jau perkaisti ten tos tie tranzistoriai. Daugiau gal, tarkim, aplinka priekaištauja, kodėl tu čia nesmūnus būni, o kažką tokio egoistiško darai, ne, save, ar tai fiziškai tobulėja.
Nu, arba iš tikrųjų jau jūs tada per daug to laiko skiriat ir net ten atimat laiką nuo šeimos, arba artimi ir kiti šeimos nariai irgi norėtų daryti taip, kaip jūs, bet nedaro ir priekaištauja jums iš pavydo. Gali ir taip būti. Nes jeigu, sakykime, mano žmona nieko neveiktų ir sakytų, kiek tu čia po 3 valandas per dieną prie kinų kalbos sėdi? Aš suprasčiau jos tą tikrąjį motyvą, bet jinai biškį prancūzų mokosi ir dabar mokosi geštalto psichoterapijos. Tai irgi užsiėmus turi veiklos ir dėl to tokių klausimų kaip ir nekyla. Tai reiškia, jeigu balansas yra, tai tavo vaikai, tavo šeimos nariai irgi kažką tai daro užsiėmę, tai tu nėra tokios trinties. Bet aišku, aš matau kartais žmonių, kurie visai iš proto išeina ir ten pasineria į golfą ir kiekvieną laisvę kenčia šeima, draugai, santykiai, darbas, sveikata, gal netgi finansai ten netgi kenčia, jeigu disproporcingai ten žmogus jau tai, aišku, tie dalykai, kurie mus džiugina, jie yra nuostabus, bet ir jie turi galimybę patapti per daug nuostabus ir jau tada užgrobti. Ir jeigu žmogus nesubalansuotas ir negali, tai atsitinka tokių dalykų. Kai visi resursai šeimos tenais. Kaip šiandien gerą anekdotą girdėjau, moteris sako, saugokitės internetinių sukčių. Mano vyras užsakė man kvepalus ir naują rankinuką, o jie atsiuntė 2 spiningus ir kėdutę su lankstomą žvėrį. O koks jūsų pasiekimas jums suteikia daugiausia laimės? Kiek dabar esate pasiekę? Dabar paskutiniu metu tai turbūt tas kinų kalbos toksai proveržis, kad yra kažkoks jau vis tiek tas C1 lygis. Ir kai paskutinį kartą buvau Taivane, pasikvietė mane į Ilano universitetas padaryti tokią paskaitą, surinko fotografijos studentus, dėstytojus, dar tenais. Ir buvo didelė auditorija ir aš beveik 2 valandas ten kalbėjau, pristatinėjau savo veiklą, savo knygas ir viskas kiniškai. Su klausimais, atsakymais, su visų bendravimu. Tai jaučiausi tada labai toksai pakylėtas tikrai, kad tas 4 metų darbas duoda poveikį. Kol kas mane dar labai džiugina tai, kad aš tą savo prieš 15 beveik metų pradėtą sistemą bėgioti, labai nuosekliai tęsiu. Pernai prabėgau 50 km ir taip lengvai prabėgau. Šiais metais dar visai nenoriu mažinti. Ir dabar ruošiuosi dar bėgti 51, o paskui gal ir 2-3, nežinau. Pagal dabartinį tokį savęs pajūtimą galvoju, iki 55 galbūt pavyktų didinti. Ir tada jau tą pradinę formulę tik jau vėliau tada, nes vis tiek kažkaip ateis laikas, nebegalėsi be galo. Tai ir tas supratimas, kad sugebi dar taip gyventi, kad kiekvienais metais pasiruoštum tam ir palaikyti tokią jau asmeninę tradiciją tapusią formulę. Labai džiugina. Per kiek laiko kinų pavyko taip išmokti? Iki C1? Per 4 metus. 3 valandas per dieną? 2-3 valandas, taip panašiai. Nemažai. Viskas sudėjus, kartais gal ir daugiau. Nes aš taip neskaičiuoju, kaip būna tiesiog mašina važiuoja, klausai kokį podcastą, arba pasileidi ten žinias, kad tau visą laiką fone dūkstų tas. Nes labai sudėtinga kalba yra garsų prasme. Labai, nežinau, mokėtės kinų kalbai? Aš turėjau įvadinę, tai supratau, kad aš neišmokau. Visai kita logika. Ir logika? Fonetinė, bet prasmių. Bėda ta, kad jie labai mažai tų garsų turi. Kažkaip viskas susiveda, kaip mano vaikai sako, tėtis čingčiongina. Nes ten š, dž, jan, kan. Ir ta garsų įvairovė labai maža ir viskas vyksta, taip sakant, kaip sakytum, yra spalvų didelis spektras, kurias žmogaus akis gali matyti. Yra visokie garsai, kuriuos mes galėtume ištarti savo kalbos padargais. Bet jie vietoj to, kad naudotų ten visą vaivorykštę, tik tai sulindę tai kažkokius atspalvius tarp mėlynos ir violetinės. Ir kapstosi tik tai tame spektre. Ir jų tas matymas tiek yra įlindęs į tą, jie mato tos niuansus. O mums jie atrodo vienodi, jeigu taip vaizdžiai. Ir kalbos irgi prasme. Viskas vyksta tik su tais. Bet jie turi tonus
Ir labai sunku pagauti, ar jisai čia pasakė ši ar ši, ar ši ar ši. Jau nuo to radikaliai viskas keičiasi. Radikaliai. Šiandien kaip tik užsirovęs buvau, jeigu tu sakai G-Chang, tai yra darbo rinka. G tai yra veikla, profesija, Chang tai yra kaip market, tai būtų work market. Bet jeigu sakai G-Chang, tai yra tiesiog žarma. Tai va čia jau reikia atsargiai tada. Kokieno tu nori tyrimą atlikti? Ar darbo rinkos tyrimą atlikti? Ar kolonoskopiją? Va tai... Ačiū, kai užsienietis kalba, jie iškart išsigąsta, nes jie bijo, kad taip jau jų laukia galimi nemalonūs siurprizai. Nes neišvengiamai tu ką nors leptelsi, kur jisai nesupras ir jam tada bus neaišku. Ar jis turi tau pasakyti, kad sorry nesupratau, ar apsimės, kad suprato, bet tada rizikuot, kad kitas klausimas ir tada tikrai jisai nebent. Nu žodžiu, tai bendraujant su jais jie bijo. Tai kai pamato, kad tu daugmaž gražiai ištari, tai tada wow, čia. Su C2 lygiu gali skaityti knygas? Aš ir su C1 galiu, jo, aš skaitau knygas. Skaitau ir laikraščius skaitau ir jau dabar gana retai matau ženklų, kurių nepažįstu. Čia dabar kitas iššūkis, aš visą laiką mokiausi pagal žemyninės knygos, tą HSK. O kai pradėjau važinėti Taivaną ir jie naudoja tą traditional, tai atsirado ambicija, nu tai kaip dabar aš nesuprasiu. Ir tada dabar iš naujo mokausi, ten apie 2000 ženklų yra kitaip, jie perpaišyti, perdaryti. Supaprastinti. Tai aš dabar mokausi, toks gaunasi dvigubas darbas. Reikia persimokyti, kad galėčiau taivaniškai, taivanėtiškai. Bet irgi tas kažkaip. Visur, kai pradedėjai, tai žiūrite, kad yra kažkokie dėsniai, kažkokios tvarkos, kažkokia simbolika, kuri atsikartoja. Kaip ir kiekvienam tankiam miške, kai pradedėjai pažinti tos medžius. Man dar iš bėgimo vienas toks klausimas, kur senai man irgi, nes aš kai pradėjau bėgti ir ten triatlonus daryti, tai man lankstumas visas pradingo, o jūs propaguoja tą, kad kūnas lankstus turi būti bėgam. Ar tikrai padeda jums tas lankstumas? Aš nežinau, ar padeda bėgimui. Bėgikai turi visokiausių mitų. Ir kai kurie iš jų labai gajus, netgi čia tokių tyrimų ir tokių pasisakymų, kad kaip tik bėgikam nereikia lankstumo. Nes kaip jisai bus labai toksai stiff, tai jis geriau atšoks ir jis ten bėgs, o čia to tas nežinau, aš kažkaip sunku. Aš manau, tas subalansuotumas jisai reikalingas, kad tavo raumenis galėtų judėti plačioje amplitudėje. Ir, tai sakykime, jeigu kažkur tikrai būna ten treilė, bet tu krypteli, tai tu gali trūktelti tą koją. Bet jeigu tu būsi išlankstęs taip, kad tavo koja gali užsilenkti iki to galo, tai nieko kaip jie, nes, man tai tokia logika, ne, jeigu tu galėjai virvutę atsisėsti, tai kažkur netyčia trūktelės, tu nenusiplėši nieko, kadangi tie tavo raumenys jie pasiduoda. Ir smegenys žino, kad jie ten yra pakankamai stiprus ir tokiam tolimam diapazonė jie gali saugiai dirbti. Tai kur čia ta traumų galimybė, aš nelabai pagaunu. Man kartais atrodo, kad žmonės susigalvoja ir vėlgi naudoja kaip kažkokį tai, žinai, atsikalbinėjimą. Jisai kažkur girdėjo, kažkas pasakė, kad bėgikui nereikia. Bet aš manau, kiekvienam žmogui verta palaikyti tą elastingumą, tą judėjimo laisvę ir tu tada tau atsirakina, kas va gimnastika domisi, kiek daug tau atsirakina tų judesių, kurių tu negalėtum padaryti, jeigu tu negali tiesiog pasilenkti priekį ir delnais pasiekti žemės. Tai tu negalėsi gražiai atsistoti ant rankų, tau jau reikės tik tai su pasispyrimu kažkokį. Ir tiltukai ir visa kita, tai už tai joga, mano manimu, yra labai, labai naudingas dalykas. Su visais kvėpavimo, tais užlaikymo komponentais. Ir apskritai man yra tiesiog kelia didelį estetinį pasitenkinimą, kai matai, kad žmogus yra įvaldęs ir išdirbęs savo kūną. Šokėjas, gimnastas, kada vat, jisai visas yra, jisai stovi, tu matai, kad pilvas patemptas, nugara tiesi, dubuo lygus, visas toks, strainas. Kaip balerūnas. Tik tai be tų kelių. Baletai būtų gerai, tai nieks nebepriims. Pavadinti čia ribojas. Dukrytė mano mažoje dabar sveiksta nuo baleto, čia 2 metus šoko šiuolaikinius, bet jau tiek zyzė, kad nuėjom pabandyti, sakė, viskas nuo rudens jau pradės į pro baletą vaikščioti, Gedimino prospektą. Čia apie 40 metų galima šokti. Gal ten būna kažkie senolių kalibro pasirodymai.
Buvo projektų, kuriuos numetė ir nepabaigė. Buvo, aišku, bus turbūt dar jau. Bet aš kartais sakau, kad aš nenumečiau, bet perkeliau į būdinčių atsarginių svajonių sąrašą. Tai iš tokių atsarginių man yra instrumentai, aš vaikystėje grojau fleitą, bet labai norėčiau rimtų instrumentų išmokti. Tai rimtas man tai yra gitara, fortepijonas ar kažkas iš tokių, kada nors tikrai labai norėčiau. Čia mano sūnus pradėjo groti mažasis, tai iš paskos irgi, kadangi namuose atsirado gitarą, biškį pabandžiau tiesiog susivokti, kokio tai masto yra projektas ir darbas. Ir sakau, biškį padedu į stalčių. Ir taip pat labai turiu tokią išsilavinimo spragą, tai yra piešimas. Jeigu man reikia kokį eskizą ar kažką papiešti, tai yra visiška tragedija, visiška vištos koja. Ir aš galvoju, kad tai galbūt su amžium, senatvėj, kada mažiau kažkokios aktyvios verslo veiklos dar kažko ir atsirastų dar, sakykime, kokios 2 valandos laiko per dieną, tai labai norėčiau kryptingai pasimokyti piešimo, tapybos, akvarelės ir išmokti jausti tą kompoziciją, perduoti tas linijas figūros. Tai dedu tiesiog į stalčių. O kad būtų forever kažkas palaido, tai čia gal tiesiog, versle, kai būna kažkokie projektai darai, matai, kad užstringa, nepajėgsi finansuoti, pasikeitė rinkos aplinkybės, tai taip dedi, judi pirmin. Bet su asmeninio tobulėjimo projektais, tai tiesiog kartais atsiremi į sieną, žiūri, dabar nesigauna, vedalai. Aš čia buvau pradėjęs ir šokius lankyti. Norėjau savo žmonai padaryti gimtadienio progos siurprizą. Vaikščiau pas Krusdeliuką ir galvojau, išmoksiu breakdance'o tokį performansą ir per gimtadienį padarysiu nerealų siurprizą Brigitai. Tai pavaikščiau, paslapčiom, aišku, kad niekas nežinotų, nes turėjo būti siurprizas, kokius 3 mėnesius vaikščiau. Supratau, kad čia be jokių šansų man iki jos gimtadienį pasiruošti. Bet man labai daug davė šiaip tas breakdance'as. Ten tokių pratimų, ko aš tada integravau į savo sportą. Supratau, su kuo jis maždaug valgomas, ką reikėtų dar padaryti. Tai tiesiog vis tiek, iš to proceso, tai aš galvoju, netgi jeigu tu sąžiningai kažką darai, užstringi ir supratai, kad nepavyks, bet jeigu tikrai gerai tą darai sąžiningai, tai vis tiek tu iš to pasiimsi naudą. Ir kažkur tai gal bus kažkoks benefitas, pritaikysi kitose savo projektuose. Bent jau praturtinsi savo patyrimų visą tą spektrą. Tai kažkaip ir nelabai gailiuosi dėl tų pabandymų kažkokių užstrigusių. Sakau, vienus bandysiu vis tiek vėliau realizuoti, o kiti turėjo kažkokį pozityvų impulsą. Kągi, ačiū Mariui tada. Tikiuosi, klausimų nebeturi nieks, ne? Už mūsų paskaitų ciklą ir dėkoju visiems irgi dalyvausiems. Tai gal Musoka, tu dar turėsi iš savo serijos, turėsi dar paskaitų, susitikimų, kokių dar speakerių iki vasaros, ar jau viskas baigta? Neįsivaizduoju kol kas. Nėra dar sudėliota, ne? Ne, dabar... Buvo labai fainas su šito ultra... Petro Prancūzų? Ne, kur aš buvau Sport Point'e. Žlagio? Jo. Su Žlagio 4 paskaitas turėjom, tai jau jis jau plačią temą buvo apėmęs, kaip sako, jis jau iškėsėmė, bet galvoju, dar gal Petrą pasikviesti ir dar pamaitinimą norėčiau vieną iš jų. Yra minčių, bet kol kas tai dar, kol nėra, negaliu, kaip sakau, nėra sudėliota, tai nėra ką skelbti. Aš dabar pradėsiu daryti tokį podcastą, baigtė su Jovaiša. Susidėliojo visą įrangą, bus paspirtukas, kuris važiuoja, vairuotojas operatorius, sumontuotos kameros su mikrofonais ir aš bėgu su pašnekovu ir mes kalbamės. Tai turėjau sąrašiuką nemažą, gal kitą savaitę pradėsim filmuoti, kai jūrai leis. Tai bus ir verslininkų, ir gydytojų, ir menininkų, ir visokiausių žmonių, kurie mėgsta bėgioti ir kurie gali bėgdami palaikyti pokalbį. Tai va, laukite, kaip sakant. Sekite reklamą. Ačiū. Ačiū.